Šio pastato istorija, kad jisai pakankamai senai jau buvo statytas ir vietinis Šiaulių investuotojas nusprendė padaryti tokį multifunkcinį centrą. Kliento poreikiai turbūt kaip ir visų klientų – pigesnė, švaresnė elektra. Kadangi pastatas visiškai naujas, tai neturėjom pakankamai ilgos stebėsenos. Nusprendėm eiti keliu, jog saulės elektrinė būtų įrengta iki 100 kW. Tokiu atveju nereikalingas detalus projektas, todėl ir pasirinko klientas jėgainę iki 100 kW. Buvo sumontuotas Huawei Sun 2100 KTL M2 inverteris bei Trina moduliai 455 W galios glass tipo. Kadangi pastatas pats iš savęs yra labai gerai įrengtas, surinkti Lietuvoje puikiai žinomi nuomininkų vardai ar ne, todėl sprendimai buvo parinkti pasaulyje lyderiaujančių kompanijų. Renkantis inverterį verslui, svarbu įvertinti viso gyvavimo ciklo išlaidas. Tai yra ne tik pirkimo kaina, bet ir eksploatavimo išlaidas, aptarnavimą ir reakcijos laikus. Dažnai visi mano, kad keitiklio nereikia visiškai prižiūrėti, kas iš esmės yra tiesa, bet jeigu elektriniai kažkas nutinka, labai dažnai tai yra ieškoma adatos šieno kupetoje. Huawei's produktai yra labai orientuoti į aptarnavimo patogumą. Tai reiškia ne tik nuotoliu, bet ir savo klaidų kodais ir aprašymais galima labai lengvai identifikuoti, kur yra problema, ją ištaisyti per 15-30 minučių ir viskas vėl veikia kaip ir anksčiau. Projektas vyko pakankamai sklandžiai. Mes užtrukom nepilnai 3 mėnesius nuo pirminės sutarties pasirašymo iki pilno saulės elektrinės veikimo. Šitam projekto iššūkių buvo ne vienas. Vienas iš jų buvo toks, kad saulės jėgainė nebuvo pilnai numatyta. Yra labai daug įrangos sumontuota ant stogo. Dėl to modulių išdėstymas buvo įvairiuose taškuose, vengiant šešėliavimo. Kadangi jau pastatas buvo pilnai veikiantis, reikėjo organizuoti kranus atitinkamai, kad netrukdytų normaliai pastato funkcijai. Bei vienas iš didžiausių iššūkių buvo toks, kad pats saulės elektrinės pajungimas vyko nuo panašiai 23 valandos, kadangi iš esamų nuomininkų dalis jų veikė netgi ir naktį, todėl buvo derintas laikas, kad būtų galima atjungti pastatui elektrą ir pajungti saulės elektrinę. Kadangi šis projektas gavo paramą ENOS, Lietuvos energetikos agentūros, tai projekto atsipirkimo laikas skaičiuojamas tarp metų ir 2. Turim jau ilgametę patirtį ir tokio tipo projektas yra įvykdytas ne vienas. Jeigu, tarkim, ir saulės elektrinė nustoja veikti, o tai dažniausiai nutinka gerom, saulėtom dienom, tai mes ir turim, tarkim, ar pakaitinę įrangą, kur galime iš karto pakeisti ir pati investicija netrumpėtų. Tai mes sprendžiam tos klausimus čia ir dabar.